Sveiki. Šiandien vėl apie derybas iš mašinos galo. Nauja vieta, nauja tema. Taigi, kaip jums diena? Šaunu, kad atsakėte į klausimą. Pasakysiu, visada reikia mąstyti pozityviai. Kad ir kokios aplinkybės sudėtingos, ar, jeigu geros aplinkybės pozityviai mąstyti šaunu, bet visada, kaip sakoma, ieškokite gerosios medalio pusės arba to grūdo pelų statinėje ir panašiai, nes, tai visais atvejais jums palengvins gyvenimą, ypač sunkiom akimirkom ar sunkiais momentais. Taigi, net ir derybose, jeigu matote, kad jums, pavyzdžiui, nepavyks kažko susitarti, išvelkite to šviesiąją pusę, galbūt jūs to susitarimų neįvykus, galbūt jūs atrasite kitų susitarimų, kurių tuo atveju, jei būtumėt čia susitaręs, ten nebūtumėt atradę. Tai jums nebus taip karštligiška atiduoti tą savo kąsnį, kurio jūs nenorite, kur nenorit nusileisti ir panašiai. Tačiau šios dienos tema yra apie atvirus klausimus. Atvirus klausimus reiškiasi užduoti atvirus klausimus. Kas yra atviras ir uždaras klausimai? Uždaras klausimas yra, kai paklausia, ar taip, ne, pabaiga atsakymo, ar norėtumėt šito produkto, taip, ne. Tai yra uždaras klausimas. O atviras klausimas, kuo jums patinka šitas produktas, kodėl užsisakinėjat, kaip vertinate šitą produktą. Tai yra visi klausimai, kurie priverčia atsakyti ne tik taip ir ne, o plačiau komentuoti aplinkybės. Tai yra derybose užduodami atvirus klausimus, jūs verčiate kitą pusę, tai yra pašnekovą atskleisti daugiau informacijos apie aplinkybės ir situacijas. Tai vėlgi laikui bėgant gali sudaryti reikšmingą kiekį duomenų ir informacijos, nes būtent duomenys ir informacija derybose yra vertė, kas kitai pusiai svarbu, kas kitai pusiai nėra svarbu. Mes turime siūlyti tai, kas svarbu ir prašyti tai, kas mums svarbu, o ne siūlyti tai, ko kitai pusiai nereikia. Taip pat atviri klausimai, viskas labai gerai, tačiau yra pastebėjimas, kad yra tokie vadinamas kalibriniai klausimai. Kalibriniai klausimai tai yra orientuoti į jūsų tematiką, tai ne šiaip savo, kad apie orą ar žvaigždę šnekėti atvirais klausimais, bet būtent jūsų norima tematika, kuo jums patinka arba kuo jums nepatinka mano šis pasiūlymas. Tai reiškia, išdėsto aplinkybės, kurias vertina pašnekovas jūsų pasiūlyme, arba išdėsto aplinkybės, kurios jam nepatinka. Tai būtent atviras klausimas tai atrakina kalbėti, atskleisti viską. Taigi, tai čia gal būtų tokia pirma dalis derybose, viena iš šio video pirma dalis, kaip galima pakreipti duomenų surinkimą į labai labai patogų ir naudingą jums per atvirus klausimus, nes uždari klausimai jie nesuteikia tiek daug turinio, tiesiog kairę ar į dešinę jūs biškutį gali leisti mestelt, bet ir taip tikslios krypties nesuformuos. O per atvirus klausimus, per būtent kalibrinius klausimus, tai yra orientuotus jūsų tematiką, jūsų specifiką, ne šiaip apie ką, o apie tai, kas jums rūpi. Tai gali būti, ką turėčiau padaryti, kad gaučiau ten X dalyką arba panašiai. Taigi toliau, kita dalis yra
Labai geras taktinis klausimas, o kaip turėčiau tai padaryti? Kaip ir anksčiau prieš tai video kalbėjau, tai gal nepaminėjau, tai yra suteikia pašnekovui būtent kontrolės iliuziją, nes jisai ir dėstydamas tas visas aplinkybės jaučiasi autoritetingas atžvilgiu jūsų ir palengvina jūsų užduotį darbą, kaip ir prieš tai minėjau. Tai irgi iš tų kalibrinių klausimų, atvirų klausimų, puikiausias pavyzdys yra, o kaip turėčiau tai padaryti, tai kartu ir pašnekovui įveda į tokią, kaip ir valdytojo mąstyseną, kad nuo jo viskas priklauso ir jis kaip ir valdo situaciją. Aišku, jeigu jūsų pašnekovas yra linkęs dalintis informaciją. Tai, gal tokia būtų pirmoji dalis. Taip pat, toliau dėstant, klausimai yra iš tikrųjų labai galingas įrankis, galima net pavadinti ginklas. Dėl to, kad jūs tiesiogiai neatsisakydami, o užduodami klausimą pašnekovui, sukuriat aplinkybės, kurios jam pasąmoningai leidžia tarsi suvokti, kad jūs atsisakot, nors to jūs nedarote tiesiogiai. Tarkim, į jūsų pašnekovo, reiškia jums pašnekovas, jeigu grasina arba vykdo kažkokį reikalavimą, kategorišką. Sakykime, kažkur jūsų pašnekovas reikalauja kažkokį įgyvendyti tikslą, kuriam reikalingi finansiniai resursai. Ir kitaip jūs neįgyvendysit. Tiesiog jūs galite teikti, iš kur man gauti tiek pinigų, kad galėčiau pasiekti tikslą. Esmė yra tokia, kad jeigu jums jūsų reikalauja, jūs tiesiog visais atvejais galite vietoj tiesioginio ne pasakymo, atsisakymo, užduoti taktinius, kalibrinius klausimus, kurie būtent kitą pusę privers jums atskleisti informaciją, duomenis, kaip pasiekti tikslą. Nes jūs tiesiog yra tokia taktika apsimesti kvailesniu šiek tiek, kad kita pusė jums suformuotų žingsnius, etapus ir pateiktų įrodymus, kaip pasiekti tikslą. Ir tokiu būdu jūs iš esmės pasilengvinate savo gyvenimą, būtent tai ir yra vienas iš derybų elementas, pasilengvinate savo gyvenimą per, tarkim, taktinius, kalibrinius klausimus. Ir tokiu būdu, jūs kaip ir išlošėt, jums lengviau atlikti užduotį. Tai dėkui, kad skiriate laiko savo kompetencijoms, su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Ir parodyti vaizdą, kuris čia aplinkui yra manęs. Taip, mes čia esame prie vandens valymo. Tokios vandenys.